Sveiki visi, su jumis aš Joris. Facebook'e paprašiau jūsų žmonių, kad numestumėte žodį kažką suggest. Tai gali būti kompanija, kanalas, ar dar koks žaidimas, ar dar kas, nežinau. Bet dauguma turbūt nesuprato ir pradėjo rašyti nesąmonės. Kaip Just Watch, Just Silver. Pagal YouTube tai kaip iš pavadinimo tai mano pirmas vardas Just, o antras vardas Joris. Bet pasirodo taip, kad aš nesu tas vienintelis Joris, nes aš pasirodo yra daugiau Just. Ir mes juos pasižiūrėsime. Bet pirmą pažiūrėsime ne kanalus, o kažką kito. Pirmas dalykas tai yra tai, kad yra tokia kompanija Just Pizza. Aišku, jinai ne Lietuvoje, kaip supratau. Bet pasižiūrėkime, kokios kainos čia maždaug. Just Pizza. Pavadinimas paprastas kaip. Taip, Super Save. 1 large cheese and 1 topic pizzas. What? Čia Super Save'as? $3. Tu juokauji? Aš žmonės tokių kainų nieko nematęs. Ko jie ten deda, kad tokia kaina? What the hell? Tokios kainos ne Lietuvoje nėra. Super Saver. Jo, Saver. Va, any large. 2 didelės picos ir bucketas tipo tų sparnelių. Šiam $3. Labai geros kainos. Tikrai reiks nuvaryti. Būtinai reiks pirkti, jo. Kažkas numetė Just Workout. Aš nieko nesu matęs o tokio džimo Lietuvoje. Čia kaip koks Apple salonas vos ne. Pasisekė šitam treneriui, jo. Treniruoja moteris. Čia vėl... Čia vien moteris, what the fuck. Ką čia moterim tik tai? Tavo ir moterim, bet vyrai padeda. Tai jo, moteris moterim nepadės. Čia jau labiau vyrai norėtų tokį darbą daryti. Žmogau, kur ten žiūri? Jo, vienas numetė žaidimą Just Dance. Just Dance'as žiauriai fainas žaidimas. Just Dance'as labai įdomus dalykas. Čia populiarių dainų prirašo. Padaro tokį žmogeliuką, kad jis judėtų ir rodo, kokius move'us reikia daryti. Pagal kamerą viską nustato. Ten kaip tu šoki. Ir kas geriausiai sušoka, tas laimi. O ką laimi, tai medaliai. Dar vienas žaidimas yra Just Cause Free. Šito žaidimo nesu antrą dalį esu žaidęs, bet kažkaip pabodo man greit. What the fuck? Kiek daug smurto. Žmonės gal baigė tą smurtą. Labai daug smurto žaidimuose būna. Noris nusipelnė. Turbūt nuskrit. Just Call. Esu ragavęs vieną kartą gyvenime. Just Call yra... Ne, nesu aš jos... Pasirodo, aš jos nesu ragavęs. Nes jei geriu, tai tik tai gerą gėrimą, tai yra Coca-Cola. Čia Just Cola, tai supratau, kad... Ir aš pats save dabar apsigau. Jeigu gerdavau gazuotą gėrimą, tai Coca-Cola. Skirtumas. Cola ta pati, kaina didesnė. Just for Loves. Irgi žiauri... Jo, kažkur, lyg neatsimenu, bet kažkokį lietuvišką kanalą rodydavo... Tikrai, neatsimenu, šio dabar visai nežiūri, bet čia toks kaip prankai. Pokštai vyksta ir žmonės pokštavo, nežinau, čia gal ir vaidybos įdėta. Bet tai įdomu pasižiūrėti, kai nėra ką veikti, iš tikrųjų įdomus. Visokių prigalvoja žmonės. Senis eina. Matot. Ir va tiesiog jų reakcija tokia... Įdomu pažiūrėti, kaip žmonės reaguoja. Prisižvengiu iš tų bairių. Just. Čia žmonės jau per toli nuėjom. Gal kokie atsiras Just kondonai, dar kas? Ne, aš tiesą sakant, žinau, kad čia negerai. Reikėtų pataisyti kai ką. Kaip piešt? Aš taip seniai piešiau Photoshop'o, kad neatsimenu kaip piešt. Va, viskas. Va taip dabar jau gerai atrodo. Va dabar jau pabaigtas. Aš gal į dailės mokyklą varyti. Just Lambs. O, yra toks. Welcome to my channel. What is Just Dance? Ar reikia, Čia turbūt jisai koks šokėjas. Aš taip galvoju. Čia turbūt, kad kopyra...
Čia turbūt, kad copyrighto negautų, tai jis pakeitė biškutį. Jo. Čia šokis vyksta, matote. Šokyje matome, kad paveikslelis tolsta tolyn, bet nežinau, čia taip toks šokis. Paveikslelis išeina, viskas išėjo paveikslelis, bus juodas ekranas. Ja, ir viskas. O, jis vėl grįžo. Vėl paveikslelis grįžo. Ir jis vėl tolsta. Jis vėl tolsta. Dūmai atsiranda. Kas toliau vyksta? Ne, tas paveikslelis išvyksta, viskas. Jis mus palieka. Ne, jis grįžta. Tai žmonės. Ką? Visi video buvo normalūs. Bet jis turbūt per daug copyright strike'ų gavo, tai pradėjo kurti va tokius kaip Hello Bajadelė, tipo. Būtent tai yra... Čia kažkoks fanas jam sukūrė, tai visą dainą sulėtino. Kai jam tai pasisekė? Čia reikia skillų dar turėti, tokiam remix, Just Max. Dude, jis 24 video įkėlęs ir 72 000. Vienas daro, yra du Just Maxai ir vienas daro gyvai dabar. Понятно. Kaip įdomu. Ta prasme, labai gerai komentuoja, vos neužmigau. Labai įdomu, tikrai, šiaip, žiūrėtojų tikrai turėtų būti daugiau. Na, jei tokius žaidimus žaisit, tai ir jūs tik žiūrės. Ne, rimtai, reikia, jei streamint, tai jau gerus, o ne kokius. Čia turbūt net jis gal pats sukūrė ir... Ir vėl Just Dance. What the fuck? Ir man vėl Just Dance, visi ta prasme Just Dance. Kur garsas, ką? Aš negirdžiu garso. Negirdžiu jokio garso. Ar aš kurčias, ar kas šį yra? Negirdžiu nieko. Ar jūs girdit kažką? Ne. What? Girdėjot? Kažkas buvo, kažkoks garsas buvo. Kažką girdėjau tikrai. Girdėjau vėl kažką. What? Jis ten turbūt metė lėkštę, ar ką jis ten darė. Iš kur pas tai seniai tik subų? Jis tiesiog įkėlė failus ir tai dar be muzikos, seniau. Fanmade. Fanmade. Ne. Užtenka tų fanmade'ų. What the fuck, jūs visi vienodi? What the fuck? Užtenka. Visi fanmade'ai. Ne. Ir vėl garso nėra. Kur garsas? Aš rimtai gal pradėsiu Just Dance'ą kur, kad ir man fanai bent kažką atsiųstų, nes man fanai nieko neatsiunčia. That's too bad. Kiek čia tų Just Max'ų? What the fuck? Ko čia šitas video? Nerodyk savęs nuogo. Gerai, užteks. Ar jis ten pasidažęs? Just nigga. Ne, that is so racist. Kam aš pačiau Just nigga? Aš žinau, kad nebus tokio kanalo. No. 4 subai, iš kur tie 4 subai? Tas Just nigga žaidžia žaidimus, Sei un colpo solo? Qua, con le mani fisse, mobili, rigide, le braccia tutte tese lì, fatto male, oddio. Lezzo! Ne, kodėl? I'm out. Wait. Ne, viskas gerai. Rašo, yra Just Jaras. Geras prikolas, ne?
Geras. Čia tai geras. Just Jaris. Sakiau, kad aš vienas. What? Ką aš čia pamačiau? Čia taip pačiai susimatinės. Seni. 315 view video, 4000 subscriberių. Eik tu savo. Just Jaris. Ne. Ta prasme, just yeah. Kom maar. Oké. Jūs dar sakot, kad aš rėkiu, tai jūs pažiūrėkit kaip jis. Va čia taip Jari rėkia. What? Lastig. Jongens, wat we basically gaan doen, we gaan echt een zware missie gaan wij aan. Aš jau nebežinau, kas aš esu. Nežinau, kas sakyti. Kas aš? Just Jaris. Labai būtų smagu, kad aš suprasčiau, ką jis kalba. Būtų faina su kolabą padaryti, bet aš su juo čia nesusikalbėsiu, bent jis angliškai kalba. Ta prasme, atrodo jis vyresnis. Aš tikrai nuo jo nenusižiūrėjau, jis yra biškį anksčiau sukūrė savo kanalą, bet šiek tiek anksčiau. Yo mensen van het kanaal van Just Joris, welkom bij deze groep. Čia Just Jaris? Niet meer zoveel. Ar jo pavogė kanalą? Yo mensen, wat is up? Ik ben Joris en... Ar jis čia taip greit pasikeitė? Yo mensen van het kanaal van Just Joris, welkom bij deze gloednieuwe video. Vandaag staan we op een prachtig mooi eiland in Ar jūs rimtai taip greit pasikeitė? Ja, niet zo heel veel strijders, heren. Ar jį man per 2 mėnesius taip pasikeist? Ta prasme, ar jo čia užgo apie kanalą? Jo užgo apie kanalą, viskas. Zou die er nou weer moeten zijn? Net balsas kitoks. What the hell, dude? Pakviesiu šį Steamą. Ne, jis evoliucionuojasi į PewDiePie, aš matau. Pažiūrėkit jo plaukus. Kad būtų Jaris ir kažkas su J raide dar. Taip sugalvojau, Just Jaris go. Perfekto idėja. Ir paskui po kokių 3 mėnesių aš iš tikrųjų atradau jį ir supratau, kad yra dar antras Just Jaris, bet jo nieks nežiūri. Yra antras Just Jaris. Ir kas tarp mūsų keičiasi, jis nepadarė tarpo, jis ta prasme pasitino Just Jaris, ir jis nepadėjo tarp Just ir Jaro tarpo, o aš buvau, kai kūriausi Google'ą, per Google YouTube'ą, tai padariau Just tarpelis Jaris ir dėl to man užskaitė. Jeigu būčiau parašęs Just Jaris be tarpo, jei tas tarpelis nebūtų, aš būčiau kitą paskaitis, bet dabar neįmanoma, nes aš jau turiu per daug prisikūriau jau tų vardų, jo. Jeigu surinksime 500 laikų, padarysime kitą reakciją į video epizodą, nes dar matau, kad yra tų daug Just ir tikiuosi labai bus faina daryti. Nu ir su jumis buvo Šaris ir susitiksime greitai, iki.